Nu, vėl turbūt nelabai rytas, jau vos ne popietę. Taigi padarysim vakarykščio treido apžvalgą. Šiandien yra 2025 birželio 10 dieną. Vakar buvo birželio 9, tai dėl savo dabartinės situacijos, dėl darbo ir visa kita apžvalgas darau dieną po, kai dirbu vakarinės ir rytinės pamainas, apžvalgas darau tą pačią dieną, tos pačios treidingo dienos. Tai žodžiu, okei. Dabar pasakykit man, kur čia buvo setupas. Ir ar buvo iš viso toks setupas. Jo, taip ir galvoju. Žodžiu, vakar turėjau 3 setupus. Pirmą setupą dėjau su full risko, antrą irgi su full risko, trečią dėjau pusę risko. 2 ar 3 kontraktai buvo, neatsimenu. Man atrodo, dėjau 2 kontraktus, paskui dar vieną, bet dėjau, kai vėl čia palėtėm internal range farewell gap. Paaiškinsiu savo bias, kodėl vakar maniau, kad bus shortas. Žodžiu, vakar buvo pirmadienis, kaip žinom, bet vakar buvo pirmadienis be naujienų. Čia yra tokia diena, kai tu neturėtum trading, bet pagal mane bias buvo labai aiškus, bias buvo bearish, aišku, tas bearish bias pasirodė paskui po kiek laiko. Bet kadangi vakar nebuvo jokio influxo naujienų, tai mes negalėjom tikėtis kažkokio labai gerą price actioną, tokio, kuris duotų mums tai, ko norim. Žodžiu, reikia ieškoti čia. 12 valandą kaina akumuliavo ir aš nesulaukiu visiškai jokios Londono sesijos manipulacijos, tai aš iškart supratau, kad bus high resistance liquidity run. High resistance liquidity run, toj pademonstruosiu, kas yra. High resistance liquidity run yra, kai kaina, kai tą dieną, pasirinktą dieną nėra jokių naujienų, yra kaina varo rinkti likvidumą su dideliu resistance. Pavyzdžiui, didelis rezistances būtų visokie PDRais, farewell gapai, order blokai ir taip toliau. Tai aš realiai vakar, kai nebuvo tų naujienų, aš to ir tikėjausi. Nebuvo jokios rimtos manipulacijos, kuri man pasakytų, kad nusimato longas. Tai aš tikėjausi shortą. Mano bias vakar buvo shortai ir laukiu. Realiai šiokį tokį tą shortą kaip ir gavau, bet neužteko, aš nepasiėmiau, išėjau, tada buvo longas ir nuo čia pradėjau shortinti. Realiai tas mano bias shortai, kaip jis ir buvo geras, čia drawn liquidity padarėm, viskas normaliai. Ir kadangi low probability day, mane suėdė tiesiog ir kaina ten, kur jie eiti yra šiek tiek sunkiau. Ir šiaip vakar šioks toks chopas buvo. Pasižiūrėkime man 5 minučių. Žodžiu, 15 minučių padarėm drawn liquidity, iškritom šitą high, iškritom šitą high. Tai čia yra Azijos sesijos high, Londono sesijos high ir New Yorko PM sesijos high. Ir šitas 3 high iškritom ir čia jokio drawn liquidity apačioj nepadarėm, palikom Azijos, Londono sesijos low. Aš iškart kažkaip ir šitą dar AM sesijos low, AM open sesijos low. Aš kažkaip tikėjausi, kad bus shortas, mes atsimušim nuo šitą range'o equilibriumo, 0.79 range'o, bet kaip žinom, neatsimušam. Aš buvau, man atrodo, šitą range'ą pasižymėjęs. Šitas man buvo aktualiausias. Ja. Pamačiau, kad pauzinom šitą candlesticką po 0.79 range'ą. Ėmiau čia vieną shortą. Paėm biškį apačią, uždarėm farewell gapą žemiau 0.25 kvadranto. Kai mes tai padarom, galima yra tikėtis, kad kaina į žemiau. Čia visokių fibų pas mane pilna, tai gali būti biškį įdomu. Žodžiu, čia šitą candlesticką
uždarėm žemiau 25 kvadrantą. Kai žemiau 25 kvadranto uždaro kainą, uždaro price'as candlestick'ą, mes galim tikėtis tolimesnio downside, aišku, nereiškia, kad negali būti retracementas. Buvo retracementas, aš nuo šitą retracementą vėl bandžiau patreidinti, dėl to, kad 5 minučių order blokas čia gavosi bearish market structure shiftas ir displacementą gerų, kaip pamatysit tai. Va, čia pavyzdžiui. Čia buvo 5 minučių bearish break of market structure. Čia nuėmėm likvidumą. Ir mes čia realiai darėm 2022 ICT mentorshipo modelį, padarėm break of structure su displacement ir nuo čia aš dar kartą ėmiau shortą. Ir čia jo, šitas candlestick'as gavos breakeris. Aš visų pirma ėmiau nuo breakerio, jeigu būčiau nuo breakerio ėmęs ir savo stop loss'o šiek tiek kitoje vietoje padėjęs, būčiau pasilikęs šitam setup'e ir būčiau iki šito candlestick'o gavęs tai savo setup'ą, iki kur aš ir turėjau gauti. Bet aš aišku tikėjausi, kad kaina nueis žymiai žemiau iki Azijos sesijos low, nes visas šitas likvidumas čia gavos low resistance liquidity. Tai būtų buvo labai malonu, kad mes įsirinktume, aišku, nesirinkom nieko tokio vakar, kiek aš ten praradau gal 0,9% esamo kapitalo, o limitas yra 1%. Tai, žodžiu, vakarykštį dieną užskaitau, viskas normaliai, su rizika puikiai susitvarkytam, gal šiek tiek su psichologija buvo sunkumų, bet nieko tokio. Žodžiu, šitą treidą kaip galiu paaiškinti. Čia vakarykštis pirmas treidas buvo. Aišku, radikliai čia rodys gal daugiau dėl to, kad partialus seniau minėjau, įdėjinėjau ir visą kitą. Pavyzdžiui, pažiūrėkime, kitas radiklytas. Čia selinau 7, riską padidinau. Čia buvo planuota šiandien savaitės riską tiesiog padidinti, kai akauntas buvo be $10, 10 tūkstančių, 60 tūkstančių. Tai žodžiu, pamačiau, kad mes čia šiek tiek manipuliavom. S&T su jas mes nepadarėm, bet čia manipuliavom. Ir godumas, kol šiek tiek sužaidė savo kortas čia ir nusprendžiu pašortinti. Aišku, aš pašortinau, tas mano šortas buvo labai trumpai išgyvenęs. Išsikirtau čia 2 kontraktus, čia 2 kontraktus beveik prie šito high. Čia praradau $218. Aišku, šitą treidą, taip logiškai kalbant, su visą esamą treidinimo logiką pas mane aš negaliu pateisinti. Čia šitas treidas buvo visiškai beveik, per daug paskubėjau. Ir nuo šiandien bus daromi visai kitokie approachai treidinimo. Čia ką turim, šitas šortas buvo 100% pateisinamas, mes padarėm drawn liquidity su breakeriu, kas yra mano setupas, bet kadangi vakar buvo low probability day, todėl tas setupas nesigavo kaip turėjo gautis. Kvadrantas aš panaikinsiu. Taigi va šitas setupas, aš jį išskleisiu. Šitai galim panaikinti, tas duris nereikalinga. Tai va, kaina padarė high, low, high. Tai šitas gaunas susipeilinės order blokas, nes jis neėjo aukščiau, jis tiesiog iškrito šitą high ir rejectino kainą. Palindo po šito breakerio. Tada aš uždėjau savo setupą čia, kai mes tik jį grįžinėti pradėjom iš po šito nusileidimo. Pašortinau ir savo stop lossą iš pradžių dėjau ant šito candlestick'o high. Bet vėl čia buvo mano psichologijos klaida. Aš blogai apsiskaičiavau visą šitą reikalą. Ir čia buvo 2021 metų mentorshipo irgi modelis, jeigu pasižiūrėsim ant 2 minučių čarto. Padarėm high, low, high, bearish shifting market structure su displacementą. Tada grįžime per vėlą gap, aš net čia turėjau pašortinti ir čia savo stop lossą. Manęs būtų nelietę ir aš būčiau čia savo pirmą partialą pasiėmęs, tada būtų aišku dar žemiau ėjęs. Būčiau prie šitą per vėlą gapą šiek tiek nuėmęs ir tada aišku būtų mane ant PM sesijos, ant lunch
Suryję, bet būtų mane suryję tik su pusė risko, realiai būčiau ant breakeven išėjęs, taip galim pavadinti. Bet nebuvo kaip neturėjo būti ir per daug galvos čia nereiktų apsikrauti. Tada šitą galim ištrinti, nes jis yra svarbus, turbūt paaiškinau. Tada mes grįžom čia atgal, nepadarėm high ir high. Respektinom 0,79 range su šitais body. Ir iškart galvoju, kad bus, prieš tai galvoju, kad bus shortas. Mes grįžome internal range ir vėl gap ir čia padarėm low ir high. Tuoj parodysiu. Jo, pačiau. Bet man atrodo, ant 5 minučių duotis internal range ir vėl gapas. O dėl to reikia tvarkingai žurnalą pildytis, kad galėtum visada pasirašyti viską taip kaip priklauso. Žodžiu, čia va. Mes buvom čia jau grįžę. Čia. Ir aš laukiau, kada mes grįšim atgal į range, į equilibrium levelį, į discount levelį. Galėčiau šitą kainą pašortinti. Jį buvo šitoj zonai, čia geriausia optimal trade entry vieta, kur tu galėtum įeiti ir pasėlim šitą visą judesį. Galėjau imti ir nuo čia, aišku. Bet neėmiau, dėl to, kad man yra svarbiausia recent swingas. Tai žodžiu, grįžo kaina čia, aš ją pasėlinau. Vienai va, šito internal range vėl gapą. Ir čia mane tas jo high suryja. Ainė čia vieną nuėmė, deriskinau, kai pamačiau expansioną į viršų ir tada order bloką čia padarė. Ir kitą tiesiog nesiėmiau čia. Buvo geras setupas, bet ten buvo nelemta turbūt išvys dienos šviesą. Čia tiesiog, vakar tiesiog tokia diena buvo. Tai nėra naujiena, nėra dinaminio kainos pristatymo, tiesiog į vieną pusę šiek tiek šopinu. Čia ir mane iškirta, ir žmogus, iš kurio aš mokiausi, irgi iškirta. Žmogus, iš kurio mokiausi jau nuo čia, pašvartint norėjo, nes S&P šitą low vos iškirtom, bet kai vos iškirta per vieną tipą, tai nėra pakankamai. Jis bandė nuo čia pašvartinti iki čia, bet irgi jis suėdė. Jo šitie highs buvo jo stop-lossas. Tai vakarai tiem, kurie longino ir tiem, kurie švartino, buvo ne kažką dieną. Šito drone liquidity, šitų lows mes negalėjom priimti kaip legit dalyko, bet to, kad tai nėra sesijų lows ar sesijų high. Dėl to aš visada laukiu, kol nuims kažkokios sesijos high arba low ir tada tik tai setupą ieškau. Tai vakar žodžiu tas setupas, aišku, čia ir buvo. Iškirto šitos high ir tada pagavom short. Čia padarė bearish shifting market structure, grįžo per vėl gapą, PDRA, order blokas sureagavo ir pasiuntė kainą į apačią. Šitas paskutinis setupas, mano galva, man reikėjo visą laiką jo ir laukti. Nes geriausias risk to reward ratio buvo. Dar šitas setupas. Tai parodysiu. Tas setupas, kurį vakar nuo breakerio treidino. Nebežymėsiu dar kartą šitą breakerio, tiesiog parodysiu, kuris yra, kad būtų grafiškai lengviau atsiminti. Žodžiu, čia šitas breakeris. Visada breakerio setupą, kai dedi. Breakerio viršus yra tavo stop-lossas. Čia tavo stop-lossas turėjo būti maksimum šito vyko high. Aišku, yra tokių traderių, kurie galbūt kažkokį kitą tai setupą matė, nes čia dariau ir savo stop-lossą dėjo čia. Jų neiškirto ir kaina nuėjo ten, kur realiai turėjo nueiti. Čia pakonsolidavo, padarė dar savo visokius šūdus, grįžo čia, šitą order bloką valandinį ir tada jį išėjo į viršų. Tai realiai vakarykštis setupas buvo tik čia. Bet jeigu jūs pamatot, kad Azijos sesija tokias dešras daro, Central Bank dealing ranges po bond market openo, gali tikėtis
labai šudinos šiandien treidinimo dienos, nes realiai visas judesys į viršų. Jau visas judesys šiandienos dienai kaip ir padarytas buvo. Tai tiek. Treidinam kaip visada tik makro. Pirmas makro yra tarp 9 Cam 5 ir 10-15. Kitas makro tarp 10 Cam 5 11-15. Būtent šitais laikais jūsų setupai kūrės, tarkim, pažiūrėkim čia, tarp šičia ir šičia. Setupas gavus čia, vos ne konsolidacija, galim tai pasakyti. Antrą kartą setupas vyko vėl. Setupas kūrės čia. Net launch makro yra, pavyzdžiui. Tada čia 11 Cam 5. Tada startas tarp 11 Cam 5 ir 12-15. Susiformavo setupas, kaina išeina. Vėl. Pažiūrėkim čia. 13 Cam 5. Tarp čia paėmėt ir tarp 14-15. Susiformavo setupas, kaina išeina. Kaip kitą, čia setupas šioks toks ir buvo, padarė, iškirto intermediate term high, short term high, intermediate term high. Iškirto intermediate term high, pasikonsolidavo į apačią, internal range parallel gap šitas jau nebegaliojantis, jau nebežiūrėkite. Ir čia internal range parallel gap šitas dar buvo. Bet mes jį greitai ir dinamiškai sureagavom. Jį panaudojo kainą, išėjo, iškirto šitą high, grįžo dar kartą jį. Respektino subodžiais consequent encroachment, 0,5 levelį, padarė equal highs ir šovė atgal dar kartą sumanipuliuoti apačią ir iškirsti visus tie, kurie iškirsti retailą, kuris galvoja, kad čia yra rezistancas. Prašovė į apačią, kadangi retailas čia longino visą šitą, kaina čia greičiausiai tik profitas jų buvo čia, juos iškirto ir tada kaina šovė į viršų, kaip tik į tą pusę ten, kur tai gerai. Ir tada retailas greičiausiai galvoja, kad oi čia va nieko tokio, vis tiek kaina į ten, kur aš norėjau, kad jį eitų galų gale, aš buvau teisus, taip toliau. Ne, bet tu nepagavai šitą judesį. Ir aš nepagavau. Na to, kad aš tą judesį realiai negauju, aš tą dieną šortinau. O Azijos sesija tokias dažkas baisis vakar darė, tai žodžiu. Šiandien ką mes turim? Šiandien aplamai visą dieną tokia durna vis dėl to, kad 3 valandą Amerikos laiko kalba Trumpas. Dažniausiai, kai Trumpas kalba visą dieną, būna šūdinės presekšinės ir Bidenas, kai kalbėdavo, žiauriai šūdinės presekšinės būdavo, aš nežinau, tenai. Logiško realiai nieko tu negali pagauti ir patreidinti, nebent Londono sesijai, bet šiandien patys matote apie Londono sesiją. Visą laimę aišku, kad Londono sesija dabar bus iškirtus visus didžiausius likvidumus, kurios vakar turėjome iškirsti. Pasijungia 4 valandas, mes matom ką. Šiaip yra all time high, artėjom. Bet jūs pasižiūrėkit, kokį low resistance liquidity runą mes čia darom. Nenustebkit, kad šiandien, kai Trumpas šnekės, šito candlestick high mes galbūt nebepramušim, o tiesiog neirsim į apačią, visų šitų susirinkti ir šito monthly internal range parallel gapą neirsim. Tai žodžiu, šiandien mano bias realiai EM sesija New York, EM Open, bias turėtų būti bullish, mes turėtume galbūt dar kartą iškirsti šitą high, tai yra vakarykštis dienos high. Palaukit, išjungsiu tos high ball. Žodžiu, turim daily high dar šitą iškirsti. Galbūt į šitą parallel gapą sureaguoti, arba šitą BPR. Čia ne, čia internal range parallel gapą sureagavo, nes nebe BPR, nes pusė jau mitiguota yra. Tai žodžiu, internal range parallel gapas ir tada mes keliaujam į apačią surinkti šitą visą likvidumą. Nes dabar pasižiūrėkit.
čia yra keli pervelo gepai, čia pervelo gepas, visas mitiguotas yra, visi orderiai užpildyti, čia pervelo gepas, visi orderiai užpildyti. Tai realiai, nei order blokas galiojantis, nei pervelo gepas galiojantis, nei šitas pervelo gepas galiojantis, nei šitas order blokas galiojantis. Tai dabar kaina pušina, arba iki šito pervelo gepo, arba iki šito interno pervelo gepo. Kaina pakils ir tada ners į apačią. Nenustebkit, kad šitas visas nerimas į apačią gali būti labai didelis, gali toks būti 7, 8%. Viskas priklausys nuo to, kad šiandien Trumpas pašnekės, nes, kaip žinom, dabar Kinija su Amerika tarės dėl to tarifų, visokių nesąmonių. Jeigu bus tokias naujienas, kaip Trumpas, kad mėgsta padaryti, kad kaip su šito viso smaginis lygimo apačią. Čia buvo, kai Trumpo tarifai prasidėjo. Tai mes atsiminkit, galim va tokias dešras pamatyti šiandien. Tai realiai viską mes spręšim naujienas. Dėl to vakar konsolidavom. Matot, ilgai candles tiko. Indecision candle gaminom. Čia indecision candle. Čia jau indecision candle buvo. Čia jau indecision candles daro kaina linkus apsisukinėti, yra tik laiko klausimas. Arba apsisukinėti, arba šauti viršų. Tai arba šiandien pamatysim didelį dinaminį judesį apie štukę taškų į viršų, arba apie štukę taškų į apačią. Tai čia žodžiai reikia būti pasiruošus. Market crash'ą kažkokia didelė, tai nemanau, kad bus, kad visas Nasdaq'as užlinks, bet atsiminkit, kad mes čia low resistance liquidity turėjome apačiai. Tai nežinau, kaip rytėlas čia žymėta, pabandykime mes pasižymėti. Tai va, kai šitą vietą breikins, vėliai, tai va šitą low iškirs, rytėlas šitą visą šūdą šortins iki čia, bet jeigu bus Trumpo tas visas atšopas, tai iškirs čia ir tada į apačią. Apgaus ir tos, kurie longint norėjo, ir tos, kurie norėjo šortint. Tai matysim, ką šiandien padarys Londono sesija. Ką rodys New York Open, bet aš tikiuosi, kad New York Open bus kažkokia tai konsolidacija, chopas, seek and destroy ir pamatysim tik tais iki galo rytoj tik tais, kas čia viskas įvyks. Tai lauksim, ką Trumpas pasakys. Jeigu pasakys atupą, tai pateiks mums marketas ant Open. Aš tas atupą su mielu noru priimsiu, bet šiandien tokia diena bus beriskas daromas, nes, sakau, tos naujienos mane erzina, nervina, vakar blogai, kad nėra naujienos, šiandien blogai, kad yra ir baisės tas naujienos, nes Trumpas, kai šneka, niekada neturės gerą. Tai va, kažkaip daugiau nieko pridurti neturiu. Vakar pradėjau backtestų seriją savo, pradėjau kelti YouTube. Šiandien dar vieną backtestų seriją padarysiu. Ir galvoju, gal šiek tiek su ta psichologija padaryčiau apie tokį įrašą apie valandos trukmės ir įsikelti. Nebus ten motivacinis kontentas kažkoks, greičiau toks mano pačio mintis ir pagalvojimai apie treitinimą, apie riziką, apie psichologiją. Apie tai, kiek man laiko užtruko sužinoti, kiek aš dabar žinau, apie įgūdžius, apie gerų įgūdžių ugdymą ir taip toliau. Dabar reminder, kaina padarė čia low ar low. Ar jei iškrisim šitą low, čia low resistance liquidity yra. Galim tikėtis kilimą į viršų iki Azijos high, kaip ir sakiau, iškris šitas high ir tada į apačią ant Trumpo naujieną, kaip tai būtų. Nes kaina nesuvaikščios taip ir 5 minutės. Čia gal net visos dienos price-actionas būtų. Tai žodžiu. Dar šitos low turim iškristi. Jeigu jam ant logiškai šitos low turim iškristi, nes šitas lower low, jis yra per mažas. Turi būti run and liquidity. Run and liquidity aš skaitau kiam taškų, kai visi orderiai užpildyti ir kaina giliai nusileido, čia nebuvo to.
4 taškai nėra drone liquidity. Nu, čia yra drone liquidity, bet nėra non-liquidity. Tai realiai manipuliacija, kai kaina va taip manipuliuoja į apačią. Irgi matot, kad čia šitas šūdinis slow kaina išėmė per 3 taškų kažkur. Bet tai netiek. Ai, čia minutinis čartas. Kaina turėjo iškirsti šitos slow, kad man būtų bias longway. Bet pirmą išeitum šitą, tai gal tai ir vakar pašortinau. Dabar irgi mano bias, tarkim, ant šito visą silver bulletą. 3 valandą nakties prašytum. Tai čia 3 valandą nakties silver bulletas prasideda. Tai čia va kaina iškirto kažkokius šitas šūdinis high. Grįžo atgal, market structure shiftas į apačią. Tai čia mano tik profitas būtų gerai. Realiai šitą per vėlų gapą. Tai čia 56 taškai. Tam 6 taškai su tais 2 mini kontraktais, o jūs už tokią eurą pradėjome. Žodžiu, tikiuosi, kad iš šitos serijos kažką išmokot, kažką aiškiau gal paaiškinau. Jeigu ne, tai toliau nepabėkit, kad kitas serijas dar galėsiu paaiškinti. Gal ir turėčiau savo žurnalą susipildyti ir pradėti šiandien kitą seriją filmuoti. Tai žodžiu, gražios dienos jums, gerą čartą, gerą trading.